Pirmasis ešeriukas. Šiandien testuojam Black Swan favoritą. Šitas spiningėlis yra iki 1 gramo. Yra dar toks pat jo modelis, vyresnis brolis, jeigu galima taip sakyti, iki 2 gramų. Užkabinau 0,2 gramą avižėlę. Aišku, jau šiek tiek ne taip toli užsimeta. Bet vis tiek palyginus ganėtinai gerai meta. Aišku, čia ir rytės dėka, ir valiuka, bet ir spiningėlis labai gerai atidirba. Jautrumas irgi ganėtinai geras. 0,2 gramą avižėlė užsimetė. Aišku, stuksenimo nejauti. Bet kur žolytė prisiliečia, ar žuvis bando apžiūrėti masalą, tai tikrai informatyviai perduoda į ranką. Aišku, ir sąlygas turi būti be vėjo, kad valas būtų įsitempęs. Nes jau su tokiais svoriais tai jau reikia tikrai idealių sąlygų. Kas dar apie jį? Na taip, gamintis galvoja čionai Eva Inter padėti. Na, nežinau, man asmeniškai gal ir galėjo karboninį kokį, nes čia tikrai pasimurzins tą vietą. Aišku, gerai ten su ūkinio muilo galima ją nuplauti, nieko baisaus. Na, įdomus sprendimas, dizainas. Labai ilga solid viršūnėlė įklijuota. Tuoj padarysiu pravedimą, parodysiu. Reiks tikriausiai pasisunkinti ažą. Biškį, kad toliau galėtų užmesti. Tai dabar solid viršūnėlė prasideda nuo čia visas įklijavimas. Tai 1 segmentas, 2, 3 ir 4. Čia 2 su biškį sprindžia. Kas čia per šetonas? Baltoji. O, labai gerai. Nereikės rankų terliuoti savo. Typsi uodegą apkandžiai. Biškį paplonina. Gerai, orai pradėjo šilti, balta žuvis jau ateina ir seklumas, ir arčiau krantą, jau avižadrebė mėgėjam, jau prasideda po biškį rojus. Tada galima ir avižas lengvintis. Čia žolė kažkokia.
Taip, šį spiningėlį galite įsigyti žvejybosreikmenis.lt elektroninėje parduotuvėje arba nuvykti į fizinę. Kaip sakiau, turi du modelius iki 1 gramo ir iki 2 gramų. Kas nori ten tokį biškį į nano džigelį pereiti, gali rinktis 0 iki 0,2 gramo, tiksliau iki 2 gramų, atsiprašau. O kas grinai jau avižadrebio fanas, tai manau užtenka ir iki 1 gramo modeliuką. Žvejybosreikmenis.lt labai patogu, jie turi atskirą netgi, kaip pasakyti, puslapyje padarytą atskirą nišą, kas susiję viskas su avižadrebiu, tai spiningėliai, rytės, valai, masaliukai, kabliukai. Labai patogu, nereikia ieškoti, nuveini, iš karto atsidarai avižadrebio skyrelį ir ten jau renkiesi viską, ko širdis geidžia. Na ką, manau, reikia biškį pasisunkinti avižą. Noris biškį toliau numesti, paieškoti gal kažkokių raudelių ar ko. Nu kaip, pasimatymo. Biškį kažkoks bonusėlis užsikabino. Nenori kilti tą dugną, gyvačiokas. Ui, baig. Ui, ką darai? Ai, sačiara, na. Ir čia man nupjovė. Nu, kaip ir viskas aišku. Aštrė dantė. Na nieko. Nusikirpsim gabaliuką valot. Tikriausiai bus pažeidimų. Mėginsim toliau. Ką dar galima pasakyti apie šį spiningėlį? Visų pirma, su savim nepasiėmiau, turi karboninę tūbą. Ten irgi ganėtinai įdomus sprendimas gamintojo. Šitas spiningėlis yra užvalkalė. Užvalkalas yra karboniniai tūbai. Tūba dar dedasi irgi užvalkalą. Tai va, toksai apsauga. A taip tai, ką galima pasakyti apie patį blanką. Blankas yra japonų, torai tikriausiai taip tariu, T1100 anglies pluoštas, maišytas su 40/46T modulio anglies mišiniu. Žiedeliai Torzait titaniniai. Fuji vaikiklis rytės. Šitas spiningėlis iki 1 gramo yra 1,83 m. O jau toks pat iki 2 gramų 1,96 m atrodo, jeigu neklystu. Kažkokios nedidelės kūdros atėjau. Sako, reikia pažiūrėti, nes ten irgi visiškas smulkmė kabinėjas. Bet čia spėju bus tas pats. Kažkas.
Šiandien žavis vaikšto šakinėjai. Bet kad jau labai pultų masalą, tai ir vieną, ir kitą išbandžiau. Čia irgi kažkas tik atakuoja, o pastoviai jaučiasi. Prie pat kranto. Oi, ziurzikai, jūs šiandien visiškai vienodo dydžio visi. Vienas bonusas nuėjo lydekėlė. Ir viskas. Ir daugiau nieko. Nėra ką daugiau ir parodyti. Na, bet spiningėlis labai smagus. Čia jau tas spiningėlis, katrą reiks dėti kolekciją. Jokių mainų, jokių pardavimų. Jo, biškį didesnis. Biškį jau ta didesnis. Aha. Jau biškį tai piktesnis, bet nieka, tai čia nedidesnis. Bet va, 0,3 avižėlė šauna kaip 0,5. Biškį bajavesnis bičiokas. Biškį bajavesnis. Toksai biškelį. Po centimetrą didėjom. Nu, bet čia kūdra tai gylis čia. Žiauriausia būna, kai matai, kai didžiulė žuvis priplaukia ir bando jai po nosim pakišti.
Nu, ai. Neišeis pabėgti, matau tau. Palauk, padėsi. Na jo, šiandien nelepino laimikiais, nelepino. Gerai, cok, viskas, be pykčio. Ui, kaip gerai. Labai gerai. Reiks atsisveikinti savo. Ne, nereikės. Išgelbėjom. Svarbiausia, pirštus išgelbėt. Nulis 3 gramo. Skrieja į kitą pusę. Nu ką, draugai, baigėme žvejybą. Pratestavom spiningėlį favoritę Black Swan, juodoji gulbė, iki 1 gramo. Super spiningėlis, super. Kalbu neperdėtai. Jį galiu statyti tą pačią lentyną kaip Crazy Fish Hitą, kurį turiu. Šiek tiek mažiau gal aštresnis, bet nėra šlanga, kaip daugelis mėgsta sakyti. Oi, šlanga, ten apie Mefino spiningus. Na taip, kaip blankas yra biški kai kuriuose vietose netoks parinktas ir gaunas tas vadinamas šlanga. Bet tai čia dauguma avižadrebės spiningų yra taip vadinami šlangos. Gerai, keliaujame namo. Šiandien super kažkokių laimikių nebuvo, bet spiningėlį pratestau, pagrindė su 0,3 gramo. Nes tikrai 0,3 gramus mesdavo taip, kaip su kokiu prastesniu spinningu mėtė 0,5 gramo. Lėkia geriausiai. Aišku, dar kartą paminėsiu, kad V1 valas, grotelės 0,1, tas dasideda, Daiva liuvės ritelė 2000, kai viskas susikomplektuoja kaip priklauso, tada ir metimas, ir pojūtis, viskas. O dabar mini konkursėlis. Po šio video komentarais rašykite, kiek vienetų žuviukų pagavau per šią žvejybą. Kas bus arčiausiai to tikrojo skaičiaus, padovanosiu porą rinkinėlių miksiuko avižėlių, avižinės gamybos. Tai yra mano.
video nebus taip, kad parodysiu visas žuvytės. Bus tokia intriga, kažką galėsit skaičiuoti, kažką pafantazuoti, kiek dar galėjau užkibti. Tai va, draugai, rašykite po komentarais skaičių 50, 40, 10, 1, 2. O jau aš tada kitą savaitgalį paskelbsiu nugalėtoją. Nu ką, draugai, iki.